Nu, ir labas rytas pasaulį. Labas rytas žiūrovė. Vėl iš dirbtuvių. Turiu tokį fainą ir įdomų sakymėlį. Tai CF Moto dar dėžėje, keturratis. Tai ištraukti keturratį iš CF Moto dėžės, surinkti, suvaržyti, ištestuoti, plus įdėti šildomas rankenas, plus prikomplektuoti prikabėlę, plus prikomplektuoti sniego peilį. Išlaisvinkim žvėrį. Nekrisk žvėrį. Kol dar neužkurtas, dar nekrisk. Na, visas jis išlukštentas jau. O kaip saugiai sudėdami yra visi komponentai. Tai va dvi pusė, kaip šita burbulinė plėvelė. Va sėdynės, porankiai, lankeliai. Viskas yra supakuota. Dėžutėje irgi taipogi yra sudėta, nežinau, instrukcija, gal naudotojo vadovas. Veidrodėlį įpakuoti, kad būtų galima saugiai viską vežti, kablys, įrankiai basic. Ir dar yra va toksai dalykas, kur pirmą kartą atsimenu, ieškojau varžtų. Tai trūkumas varžtų buvo įdėtas va šičia. Tai vėjo, šitą rankų apsaugos nuo vėjo. Tai va dar čia varžtai būna sudėti. Viskas vat apsaugota su termo, šitam ne termo, bet guminiam apsaugėliam, kad nesusibraižytų. Tai ką reikia atsisukti, atsilaisvinti šitus, pasikelti vairą į tam tikrą padėtį. Litrinis labai gerai padarytas, keturratis tikrai, dėl tos priežasties, kad mažai reikia perinkinėti visko. Kas liečia, pavyzdžiui, silpnesnius keturračius, tai būna taip, kad net išimti amortikai, tai reikia susidėti amortizatorius. O šiuo atveju, tai sakau, labai nedaug darbo prie litro. Aišku, jie patys ir perkamiausi. Tai va, keli diržiukai, kurie laiko gardi keturratį. Atsisekti reikia būtinai juos. Šiaip dabar, kas liečia keturratį CF Moto, tai tikrai yra padarytas, tikrai kokybiškai. Patikrinta, ištestuota. Tikrai, kai sakau, net nesijaučia, kad būtų kinietis. Nes teko čiupinti ir kiniškus motociklus, jau tie, kur grinai, sakau, kiniečiai, tai labai prastai nukepti. O šitas, tai tikrai net nepasakysi, kad yra kinis. Nepamiršti atsilaisvinti ratų. Tik truputėlį va šitas gardas maišo negaliu ištraukti, nes kitas keturratis. Truputėlį taip va. Bet ką padarysi? Čia tik taisi smulkus nesklandumai. Dar reikia pripūsti ir oro. 6,5 reikia. 0,65 baro. Iki 7. Taip rekomenduoja gamintojas. Kaip jau ratelė vietoje, tai galima nuleisti ant savų ratų. Va taip viskas įsilukštena. Viskas susideda į maišiaulius. Aš tai mėgstu va taip viską įsiskleisti, įsipakuoti, kad turėti visas detalės vietoje ir palaipsniui vieną su kita paimi surinkinėji ir taip nesusimaišo. Taip paaugiai su varžteliais taip pačiai darausi, su kabliu
Va, čia porankių varžtai. Dabar tai be pigų man kalbėti, aš jau viską žinau, bet kai pirmą modeliuką rinkausi, tai žiūriu ir galvoju, nu kur šitas, nu tai aišku, kur dedasi, bet pasimi šitą rankeną, įdėjai vieną. Ir varžtų ieškai, varžtų blembački, galvoja, ar čia trumpas, ar čia ilgas, tai po to tikrai ilgas, ieškai ilguo. Dabar kai mintinai žinau, kur jie kaip dedasi, tai jau galima ir tokį video padaryti, kad ir jums būtų aiškiau. Nors aišku, jūs vis tiek nesusidirinkinėjate patys keturačių, jūs perkat surinktą, bet vis tiek, kaip sakau, toks vlogelis iš mano kasdieninės veiklos. Tada gražiuoji sėdynį. Va, irgi kampukai užpakuoti. Aš aišku, juos iškart nuplėšiu, kad neapsidaužyt gal gamykloj. Va. Ir volia. Iškart porankiai dedasi. Vienas. Ir va štai kitas. Ilgieji varžtai. Pliumt. Pliumt. Atsileidžiu vairą. Pasistatau į tinkamą padėtį ir užveržiu. Šito nepramaždinsi, nes o ten yra skylutė. Tai va, žodžiu, įdėti taip va. Žodžiu, tu kitos padėties nerandi. Va, žodžiu, taip paimi ir susi. Na va, paskutinis prispaudimas. Nelieka tarpelių, viskas įsisėdas tvarkingai. Aukštis toksai jau, kitokio nepakoreguosi. Ir prisiveržia pilnai va šitą. Taip. Taip pačiai kita pusė ir veidrodėlį. Taip. Štai visą laiką stengiuosi, kad nebūt žymių apdaužymų, nes vis tiek naujas daiktas, tai labai atsargiai surinkinėjau, kad nebūtų prasukimų ar kažko, nes vis tiek norisi, kad žmogus, kuris gauna šitą keturatį, jis būtų fresh. Tai be apibraižymų dar jeigu gaunasi, tai dar truputėlį paimu rafalau ir pastoviai pasikeičiu pirštinės, kad jos būtų naujos. Nu, tai čia antrą keturatį su joms surinkinėjau. Nu ką, nebūtų šildomų rankenų, tai būtų dan, bet šildomas rankenas dėsiuosi paskiau, nes ten reikės atsiardyti ir jau neam priekabos nusivarysiu. Reikia lipti, leistis ir žiūrėti. Dabar kablį užsidėti. Kablys irgi būna atskirai, bumbulas atskirai, varžtas atskirai. Tai va tokiu principu irgi reikia viską susirinkti, susidėti. Pupšt. 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 Ir vat varžtas jam prisukti. Kablys dedasi. Varžti čia. Pupšt. Ir galima jau traukalioti. Aš visada suku ant kieto. Klientui, jeigu norės pasikeis, šitą įdedu į bardačioką. Kodėl? Todėl, kad kai ant kieto prisuki, va taip va.
jis vis tiek barška. Tada dar va čia varžtuką įsuki, kad nebarstėtų, nes nusipirkęs naują daiktą važiuoja per duobes ir klientas girdi. Jau kažkas negerai, nes kiekvienas barškesys, tarškesys klientui nepatinka. Toliau ką, imu iš skrynelės šitą apšvietimą. Čia nepamirštam, kad laidas kabo, kurį reiks prijungti. Gražiai, tvarkingai užkišam šitas. Ir va čia tiksliai susileidžia viskas. Tai va vienas varžtelis čia. Va vienas plasmasytę laiko. Iš vienos pusės varžtelis. Ir va iš kitos, va toksai turi būti. Įsikiš turi elektros fiškutę laidukas. Lemba kaip sunku ir filmuoti ir nervasima. Ir filmuoti ir surinkinėti. Kai nefilmuoju, atrodo viskas greičiau vyksta. Kai tik pradedi filmuoti, tai tas neatsiseka, Nu žodžiu, reikia samdyti operatorių. Ir dar kai atiduodi blemba širdį, befilmuodamas, parodydamas žmonėm, kaip dedasi, kaip viską, ir jie dar pradeda komentuoti nesąmoningai, tai žinokit, iš vis biesas paima, nes nori kaip geriau, o atsiranda visą laiką, atsiprašau už tą žodį, dalbajobų, kurie visada viską geriau žino nei tu, nors tu skaitai pagal gamintojo reikalavimus, bet vis tiek kažkoksai avinėlis sugeba interpretuoti arba geriau žinoti negu gamintojas. Nes aš tai darau kaip gamintojas liepia, o ne taip kaip aš sugalvojau. Tai aš pasakau, šitą video dar paskutinį kartą bandau daryti iš garažo veiklų, nes man faktiškai tikrai sąžiningai galiu pasakyti, stipriai trukdosi laikas, norint nufilmuoti va tokį video. Ir dar kai gauni kažkokių nesąmoningų komentarų, tai iš visų šis. Nes kur dabar nefilmuosi, greitai eis o kur filmuoji ir kaip čia jums parodyti, kad suprastumėte ir tas video būtų gražesnis, nes tik kad tam lepsą paliksiu ir viskas tai nebus įdomu ir gražu. Bet čia dabar pasikarščiau, sunervavo, nes reikėjo išsiimti antrą kartą. Negebėjau iš karto sudėti, nes kamera žiūri, jau filmuoja kitą kampą, tai galvoju reikia atsukti, kad matytų reikės. Ar ką, priekis, lankelis. Va tokį va. Ups, įvažiuoja. Irgi dviem varžtelis, čia prisisuks. Tai va. Ir faktas tas, kad Psio. Teks nukrauti nuo užų, nuo šitos priekabos ir įdėti akumą. Akumą jau pasikrovau vakar, iš vakaro nakčiai palikau uždėti tiek šito keturačio, tiek šito. Nes jie atvažiuoja nepilnai pakrauti, tai visą laiką reikia juos perkrauti. Ir va taip va. Dar vat, reiks įdėti va štai šitą įrankiuką po sėdinį, šitą į daiktadėžę ir va šitas gausis įdedamas va štai šitaip. Įspausti, kad akumą laikytų. Va taip va. Akumas slepiasi va čia.
Komo gyvenamoji vieta. Lieka kas keturačiam, tai instrukcija. Instrukcija čia gal knygutė kažkokia apie visus eksploatavimo dalykus, kas ką reiškia, kaip viskas, kaip saugiai naudoti keturatį. Aišku, niekas šitos knygutės nevarto, neskaito, nes pastebi pagal klientus. Tai kablys. Ir va dar toksai reikaliukas. Orai matuotis, padangų slėgį. Pasižiūrėti, ar tinkamas slėgis, ar ne. Ir ką visą šitą gėrį aš įdedu į daiktadėžę. Opa. Opa. Dabar 5-4 litrai benziniuko, nes jis būna visiškai tuščias, ir užkūrimas. Na, laisvas, stabdžiai atjungti, viskas atjungta, degimas. Čikšt. CFA moto. Nu, ir let's start. Taikai skaičiukai. Nu ką, reikia nukraut. Monstrą. Žodžiu, planas buvo dar čia pafilmuoti, kaip peilį dedu, kaip ką. Žinokit, tikrai nepykit, nefilmuosiu, nes matau pagal laiką atsilieku, nespėsiu paruošti klientui šitą motocikliuko. Tai kaip turėsiu daugiau laiko, tada manau kažką pafilmuosiu. Tai turiu iki 12 viską paruošti, sutikrinti, kad išvežtų registruoti ir kad ant savaitgalio jau klientas turėtų motocikliuką. Tai pirmumas klientam, visiems šitiem dalykam, o jau mano YouTube'as tai yra tik pomėgis ir antraeilės, kaip sakau, veiklos. Taip jau gaunasi, nes per daug tiek pafilmuoti, tiek surinkti, vėl pafilmuoti, surinkti ir dėstytis kamerą, tai vos nepraradau valandą. Ilgiau valandą rinkau keturatinį įprastai, kartu filmuodamas, tai 1 valandą nubliovau. Tai jeigu ir taip toliau, tai tikrai jau čia tik apie kokią 2 valandas 3 viršysiu savo limitą ir biudžetą. Kol kas tiek, susitiksim kituose video. Jeigu patiko šitie video iš tokių dirbtuvių ir tikrai patiko, tai parodykit, kad patinka, sudėkit nors laikus, nežiūrit 2000 žmonių, laikų 200. Nu tai palaukit, jeigu patinka video, tai davai, duokit man stimulą filmuoti ir stengtis ir dėl turinio ir dėl kontento, o jei nesistengiat jūs, tai ko man stengtis man. Tai tikrai galiu tiesiai šviesiai pasakyti, džiaugitės, kad rodau, susitiksim kituose video. Su tavim buvo Gidrys. Neužsigauk dėl to, kad džiaugis, kad rodau. Neužsigauk.